Kaip lengvai paankstinti kelimosi laiką? Ar ir tau skaudžiai pažįstama žadintuvo snaudimo funkcija? Paklausyk, kas man ir daugybei mano klientų padėjo tai išgyvendinti lauk. 4 žingsnių protokolas, kurį turi įsipareigoti atlikti bent 3-4 dienas, idealu savaitę, tam, kad rytais būtų nepalyginamai lengviau. Pirma, vos prabudus ryški šviesa į akis. Idealu, jei ne saulė, tai 10 000 liuksų šviesos terapijos lempa. Bet jei ne, tai pagalvok, kur gali namų sąlygomis gauti ryškiausios įmanomos šviesos ir ten praleisti bent kelias minutės. Antra, per tas kelias minutės daroma mankšta. Puikiai tiks keli pritupimai, atsispaudimai, šuoliukai per virvutę ar kitą iš šios operos. Trečia, kofeinas ir maistas. Idealiam pasaulyje tai geriau neįvyktų 1 valandą po atsikėlimo, kad kūnas pats atsibudinėtų. Bet kalbant apie maždaug savaitę, kad ritmas nusistovėtų ir snūzai išnyktų, tai reikėtų suvartoti kuo anksčiau. Nebūtinai didelė porcija, svarbu organizmas pajungtų virškinimą, nes tai paspaus daug reikiamų cirkadinių mygtukų. Na ir ketvirta, socialinė interakcija. Taip mūsų smegenys surėdytos. Jei turi sugalvoti, ką pasakyti, miegoti negali. Tobula, jei namie yra kažkas, su kuo gali šnektelėti tuo metu. Jei ne, gal yra kažkas toks pats rytinis beprotis kaip ir tu ir galėtum jam paskambinti. Vien atskaitomybė suveiks, tad blogiausiu atveju nors žinutę kažkam parašyk. Taigi, šviesa, judėjimas, virškinimas ir kontaktas - 4 žingsniai, kurių dėka gali stumtelti savo cirkadinį ritmą iš Pelėdos į Vyturio pusę, kas šioje visuomenėje yra labai vertinama. Padėko komentare už savaitės. Iki!